Laba diena. Esu Austėja Tukienė, žmogaus ir medicinės genetikos katedros doktorantė. Na ir labai džiaugiuosi, kad yra tiek daug besidominčių, besiregistruojančių į šį renginį Erdvėlaivis Žemė. Ir šiandien mes susitikome pasikalbėti nutukimo prevencijos tema. Jeigu tiksliau, tai nutukimo prevencija, biožymenų ir jų signalinių kelių molekulinė analizė ir reikšmė individualizuotam gydymui. Tai apie ką bus ši paskaita? Tai užbėgant įvykiams už akių, galima šios paskaitos klausytis keliais būdais, keliais aspektais. Tai aš tikiu, kad kiekvienas besiklausantis turi savo interesų sritį, interesų šaką. Tai šis tyrimas turi 4 dalis, bet kiekvieną iš jų galima klausyti A variantas, kaip apie patį nutukimą, kas yra nutukimas, kai yra biožymenys, molekuliniai mechanizmai per medicininę prizmę. B variantas, kaip galite klausyti, tai susipažinti, kaip vyksta moksliniai tyrimai, kaip jie vystosi nuo idėjos iki įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo. C variantas gali susipažinti, kokios skirtingos mokslo šakos turi susivienyti, kad ištirtų konkretų atvejį, konkrečią ligą ir galbūt tai padėtų jums geriau susipažinti, kuri technologija jūs domina, kuri gyvybės mokslo, biomedicinos mokslo šaka jūs domina ir galbūt jūs norėtumėte toliau ateityje su jie sieti savo gyvenimą. Bet jeigu konkrečiai apie patį pranešimą, tai taip pat daugiau kalbėsime apie genetinius ir apie genetinius nutukimo profilius, taip pat konkrečius genetinius molekulinius tyrimo metodus, na ir žinoma apie individualizuotą gydymą bei prevenciją. Tai visų pirma, renginio aprašyme matėte tokius baisius skaičius, kad daugiau negu 50% Lietuvos gyventojų, tiek vyrų, tiek moterų, miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Ir tokia statistika nesikeičia dėja jau kelis dešimtmečius. Bet ne tik Lietuvoje, bet ir daugumoje kitų pasaulio šalių. Tai kodėl apie šios skaičius kalbam? Pirmiausia, norėdami reikšmingai prisidėti prie sveikatos problemų, turim spręsti reikšmingiausias problemas. Tai spręsdami didžiausias sveikatos ir medicinos problemas, mes galim padėti didžiausiam skaičiui žmonių. Kad galėtumėm padėti, toliau reikėtų ieškoti šakninių priežasčių. Čia yra išvardinti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai, ką reiškia pats žodis sąvoka rizikos veiksnys, tai arba rizikos faktorius, jis rodo neigiamą asmeninę ar aplinkos poveikį, kuris skatina aterosklerozę ir sukelia koronarinę širdies ligą. Tai rizikos veiksnius galima nustatyti įvairiais moksliniais tyrimais, tiek epidemiologiniais, laboratoriniais, genetiniais. Apskritai yra žinoma per 200 rizikos veiksnių, bet ne visi jie yra vienodai svarbus. Taip pat kai kuriuos galima valdyti, o kai kurių ne. Širdies ir kraujagyslių ligų išskiriami 3 pagrindiniai rizikos veiksniai. Tai yra kraujo riebalų arba lipidų perteklius, tai vadinama dislipidemija, padidėjęs kraujospūdis, hipertenzija ir rūkymas. Tai 2 iš šių 3 rizikos veiksnių yra labai smarkiai susiję ir su mūsų nagrinėjama tema nutukimu. Taip pat susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis rizika labai padidėja žmogui sergant cukriniu diabetu arba jeigu buvo kitų šeimoje atvejų. Tai žiūrint į šį sąrašą rizikos veiksnių yra išskiriamas 2 grupės. Iš esmės dauguma pirmos grupės rizikos veiksnių yra susijęs su neteisinga mūsų pačių gyvensena. Paryškinus, čia yra vienas iš rizikos veiksnių yra mūsų šiandienos tema – nutukimas. Bet su juo yra tiesiogiai susiję ir daugiau čia išrikiuotų širdies ligų veiksnių. Ir jie persidengia su nutukimo biožymenim arba antriniais pakitimais. Tai toliau juos aptarsime. Iš esmės su visais pirmos grupės rizikos veiksniais galima kovoti, tuo tarpu antros grupės veiksniai yra iš esmės nemodifikuojami.
Ir tarp jų svarbus ir trečias punktas – paveldimumas. Tai kaip medicinos genetika detaliau panagrinėsiu ir šią dalį. Grįžtant prie pradžios, tai kūno masės indeksas yra apskaičiuojamas pagal labai paprastą formulę. Kūno svorį kilogramais padalinus iš ūgio metrais keltą kvadratu. Ir gaunam rezultatą, kuriuo nustatomas kūno svorio statusas. Iki 25 kūno svoris yra normalus, kūno masės indeksas yra normalus. Virš 25 iki 30 jau yra antsvorio kategorija, kas yra daugiau negu 30, tai yra jau nutukimas. Nutukimas dar gali būti skaidomas į skirtingo laipsnio, kuo didesnis laipsnis, tuo sunkesnio laipsnio nutukimas. Tai papildomai dar gali būti vertinami kūno riebalų procentai, juosmens apimtis ar kiti sveikatos rodikliai, jeigu siekiam jau tikslesnio sveikatos būklės įvertinimo. Tai išsiaiškinom, kad nutukimas yra vienas iš rizikos veiksnių, bet ar jis pakankamai yra opi dažna problema? Kad, jeigu mes spręsime nutukimo problemą, tai ar išsprendė šitą problemą pakankamai daug širdies ir kraujagyslių ligų rizikos valdymo rezultatą pakankamai gerą gausim. Tai čia yra grafikai du. Pirmoji diagrama vizualizuoja viršsvorio paplitimą, apatinės nutukimo paplitimą ir laikotarpis nuo 1980 metų iki 2015 metų. Tai matom, kad per pastaruosius 35 metus beveik 50% daugiau turime viršsvorio atvejų ir beveik 80% daugiau nutukimo atvejų. Kaip spręsti tą nutukimo problemą? Ar tai yra problema? Ar tai yra liga? Trumpai tariant, nutukimas, dėl ko jis atsiranda, tai sakoma, dėl energijos disbalanso, kuomet energijos yra suvartojama daugiau negu išeikvojama. Bet čia kyla keli klausimai. Vienas, o kokia to priežastis arba priežastis, antra, kokia to pasekmė. Tai iš tikrųjų, kaip jau užsiminiau, nutukimas yra laikomas liga, heterogeninė, daugybinės etiologijos, tai skirtingas priežastis turinti liga, ir jie gali sirgti žmonės nepriklausomai nuo amžiaus, lyties arba rasės. Bet pasekmės to gali būti labai rimtos, tai tarsi atrodo, kad tik riebalinio audinio perteklius ima kauptis, bet to pasekoje kyla labai rimtos ligos. Tiek širdies ir kraujagyslių ligos, tiek hipertenzija, antro tipo cukrinis diabetas, kai kurie vėžio atvejai ir panašiai. Nutukimas turi labai įvairius biožymenis. Kas yra tie biožymenis, pati ta sąvoka, tai natūraliai kartu su tam tikra patologija arba fiziologiniais procesais ar liga identifikuojamos atsirandančios molekulės arba charakteristikos, kažkokie pakitimai, rodikliai, kuriuos mes galime aptikti kūne ir teikiantis informacijos apie mūsų sveikatą ir jos būklę. Tai biožymenys gali būti labai skirtingose sistemose, tai gali būti metaboliniai biožymenys, leptino, adiponektino, insulino, gliukozės kiekio pakitimai, lipido profilio sutrikimai ir panašiai. Hormoniniai biožymenys, tai tas pats kortizolis, skydliaukės stimuliuojantis hormonas, lydiniai hormonai, augimo hormonai, tai yra šių hormonų pakitimai. Taip pat yra išskiriami ir genetiniai ar epigenetiniai biožymenys, išskiriami uždegiminiai biožymenys. Tai nutukimas yra susijęs ir su C-reaktyvaus baltymo pakitimais, citokinais, taip pat stebimi oksidacinio streso biožymenys ir žarnyno mikrobiomos biožymenys. Tai mums nėra svarbu taip kiekvieną iš jų atsiminti, detaliai išanalizuoti, bet kai mes palyginam nutukimo biožymenis su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, matom, kad gana didelė dalis jų persidengia. Tai matome ir iš mokslinių publikacijų,
Čia yra paveikslėlis vizualizuojantis dažniausius raktažodžius vartojamus mokslinėse publikacijose greta nutukimo. Tai vėlgi, nutukimas analizuojamas per tokias prizmes kaip antro tipo cukrinis diabetas, uždegimas, jautrumo insulinui sutrikimai ir panašiai. Pačios priežastys nutukimo, kaip ir minėjau, liga yra labai daugybinės etiologijos, skirtingai pasireiškiantis, skirtingas priežastis turinti liga. Priežastys gali būti pirminės arba antrinės. Pirminės yra išskiriamas vidinės, tai pavyzdžiui, gyvensenos būdas, fizinis aktyvumas, išorinės, tai kultūrinės įtakos, klaidinanti reklama. Taip pat prie pirminių priskiriama ir genetinės priežastis. Tai tiek tam tikrų ar receptorių, ar molekulių pakitimai, tiek kai kurie genetiniai sindromai. Antrinės nutukimo priežastys gali būti endokrininės, psichologinės, neurologinės arba vaistų sukeltos. Tai perinant jau prie genetikos, kad dar geriau pažintumėm individualų genetinį profilį atvejį, mums reikia sudėlioti puzlę, tai genetinę puzlę. Turbūt gana girdėta informacija, kad fenotipas, mūsų stebimas savybės, susideda iš kelių dalių. Tai viena iš genotipo, mūsų DNR sekos, antra iš aplinkos, kas mus supa, ką mes valgom, trečia iš gyvenimo istorijos, tai kartu įskaitant ir išsilavinimą, kaip buvome auginami, psichologinė aplinka. Ir ketvirtas, tai čia turbūt viena iš naujesnių gyvybės mokslo šakų yra epigenetika. Tai tokia jungtis tarp genomo ir gyvensenos. Tai kaip ir minėjau, iš genetikos pusės nutukimo priežastys gali būti labai įvairios. Tai gali būti vieno geno nulemtas sukeltas nutukimas, kai būtina ir pakankama priežastis yra vieno geno pokytis. Taip pat gali būti priežastis sindrominė, tai greta tokių sindromų kaip Prader-Willi arba kartais ir Downo sindromo, vienas iš simptomų greta yra nutukimas, arba poligeninis nutukimas. Tai dažnesnis atvejis, kuomet yra įvykusios pakaitos, genetinės mutacijos keliuose genuose, plus turi būti ne tik jų kombinacija, bet kartu ir tam tikros aplinkos sąlygos. Tai kai kalbam apie poligeninius atvejus, tam tikras kombinacijas, skirtingas kombinacijas, tai jų gali būti šimtai ir tūkstančiai. Žiūrint į duomenų bazes, apskritai yra žinoma aprašyta daugiau negu 100 000 mutacijų, 3700 genų. Ir visa tai sudaro vis tik tai vos 6,2% visų mūsų žinomų genų. Ir negana to, kasmet atrandama dar po 10 000 naujų mutacijų. Tai jau galima sakyti, kad genetika iš esmės tampa tokių duomenų mokslu. Tai ateityje tikrai šis mokslas labai ir dabar jau priklauso ir ateityje dar labiau priklausys nuo mūsų technologinių ir bioinformatinių duomenų apdorojimo galimybių. Tai čia galite pažiūrėti, kaip atrodo tie aprašymo notacijos vadinamas, kaip kiekvienas genas yra susijęs su nutukimu. Ir kai mes kalbam apie tuos skirtingus atvejus, ar tai monogeninis, ar poligeninis, tai kaip ir kalbėjome, monogeninis, tai užtenka viename gene įvykusios pakaitos, kad ta pakaita sukeltų kažkokį efektą. Tai tas efektas yra didelis, dažniausiai retas populiacija, ne taip jau dažnai sutinkamas ir paprastai nepriklauso nuo aplinkos sąlygų. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie poligeninius atvejus, tai jau yra, tie atvejai, kiekvienas iš jų atskirai yra gana dažnas populiacijai, kiekvienas iš tų variantų atskirai turi gana mažą efektą.
Na ir paprastai turi susidaryti tam tikra jų kombinacija plus tam tikros aplinkos sąlygos, kad pasireikštų tas nutukimo efektas. Remiantis mokslinę literatūrą, genetinės priežastys paprastai sudaro apie 40–50% įtaką nutukimui, bet jeigu detalizuojant, tai galima matyti, kuo sunkesnis nutukimo atvejis, tuo svaresnė, didesnė yra genetikos įtaka. Na ir prisiminkim, kad prie širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių grupių antrojoje buvo paminėta papildomumas ir tai deja nėra valdoma ir nėra pasirenkama. Vėlgi toliau analizuojant, kur genetika turi daugiausiai įtakos, tai vis dėlto daugiausiai paveldimas yra daugiausiai paveldimi visceraliniai riebalai, jų perteklius ir jie deja ir yra tie sveikatai pavojingiausi fiziologinius pokyčius skatinantis riebalinio audinio perteklius būtent pilviniai abdominaliniai srityje. Tai mes kalbame apie tas mutacijas, dažnai girdim, kad labai susijęs su retom ligom ar kažkokiam ligom, bet nebūtinai jos turi blogą vaidmenį. Iš esmės, kiekvienas iš mūsų turime iki 1% skirtumus visame genome ir tai mus daro tiesiog individualius. Ir tai laikoma, kad nėra klaida, o yra ypatybė. Kaipgi nustatoma, kuri mutacija su kuo yra susijusi, jeigu tai yra tiesiog kažkokios raidės pakaita, tai analizuojama atliekama viso genomo asociacijų studija ir statistinės analizės metodais yra, vėl kasmet atrandami vis nauji genetiniai pokyčiai ir jie susijęmi su nutukimu. Tai matom tiesiog, kiek jis eksponentiškai didėja kiekvienais metais, tai tikriausiai yra susijęs su technologinė pažanga. Ir metams bėgant mes turėsime gebėti apdoroti tiek duomenų. Čia labai trumpai, nereikia per daug išsigąsti, kaip atrodo irgi ta analizė. Tai FTO yra vienas iš geriausiai žinomų genų susijusių su nutukimu. Jame yra daugiausiai tų žinomų vieno nukleotido pokyčių, kurie yra siejami su nutukimu. Tai gali jos įvykti tos pakaitos įvairiose geno srityse, dalyse ir turėti skirtingas pasekmes. Skirtingo tipo sunkumo nutukimą. Vieno tipo nutukimas gali puikiai reaguoti į gyvensenos pokyčius, kito nutukimo gydymui jau gali reikėti ir medikamentinių ir kažkokių intervencinių priemonių. Na ir kai mes žinom, kad yra labai skirtingos priežastis, iš kur kyla tas nutukimas, tai kiekvienam asmeniui galime paskaičiuoti tokį polygeninį rizikos įvertį, tai pasveriant jo genetiką ir aplinką. Pasveriant jo turimas mutacijas, koks kiekvienos iš jų yra svoris ir įvertinant žmogaus gyvenimo aplinkybės, mes galime apskaičiuoti, kokią jis riziką turi nutukti. Ir kad viskas neatrodytų per daug paprasta, tai mes kalbėjom tik apie pirmąjį, tą žemiausią bazinį lygį DNR, bet iš esmės netgi kiekvieno geno raiška gali skirtis ir tam tikri skirtumai, jų kombinacijos gali taip pat būti susijęs su nutukimu. Bet čia, kuo apie kompleksiškesnę ligą mes kalbam, tuo daugiau yra tų skirtingų ligos tipų ir tikėtina, kad yra labai daug skirtingų genetinių ir epigenetinių profilių, kurie yra sudaryti ir iš skirtingų kombinacijų. Tai išsiaiškinam, kur ieškoti informacijos apie tą nutukimą, apie lygos rimtumą, išsiaiškinam paplitimą. Atlikom tą vadinamą researchą. Dabar įsivaizduokim, kad pas mus ateina tiriamasis ar pacientas, ir turime įvertinti jo riziką sirgti,
arba jeigu jau yra nutukęs asmuo, tai turime vertinti, pavyzdžiui, jo genetinį profilį ir paskirti tinkamiausią gydymo arba prevencijos būdą. Tai būtų paprasta, jeigu turėtumėm kompiuterį jo genomą ir liktų tik atlikti bioinformatinę analizę, prašyti jo turimus variantus, bet iki to mes turim keliauti į laboratoriją, mes turim tyriamąjį dekoduoti. Tai kaip tai atrodo, kokia yra tyrimo eiga? Tai pirmąjį punktą mes jau atlikom. Tai buvo duomenų bazė ir mokslinių publikacijų analizė. Sakykime, išsirinkome, kurios su nutukimu yra siejamos genomo vietos, arba galime visą genomą sekvenuoti ir ruošiamės jį analizuoti. Tai mums reikia paimti ėminį iš paciento. Čia mums bus reikalinga seselė, jau turi paimti, pavyzdžiui, kraujo mėginį. Aišku, galima daryti tyrimą ir su seilių mėginiu, arba šlapimo mėginiu, raumenų mėginiu, įvairių tipų būna mėginiai, tai jį galim pasirinkti pagal mūsų tyrimo tikslą. Šį ėminį mes turime apdoroti ir paruošti laboratorijai. Tai mums reikia išsirinkti tinkamiausius reagentus. Turime chemiškai apdoroti laboratoriniam priemonėm, išskirti DNR. Turime paruošti vadinamąjį biblioteką sekoskaitai ir šią biblioteką perkelti į sekvenatorių. Tai yra mašina prietaisas. Vien šitoj skaidrėje matot, kiek skirtingų kompetencijų reikia. Mums reikia seselių, mums reikia laboratorijos technologo, atliekančio tą techninį darbą, pilstymą cheminių reagentų. Mums reikia technologijos pačios, mums reikia kas kuria sekoskaitos prietaisus ir technologijas. Tai čia irgi atskiras mokslas, reagentų gamintojų ir panašiai. Čia, aišku, nesibaigia darbas. Sekvenatorius tik sugeneruoja duomenis. Tai iš esmės iš mašinos gaunam ilgą ATGC raidžių grandinę be jokių paaiškinimų ir nuorodų. Mes nežinom, kuri žmogaus genomo dalis yra funkcionali. Mums reikia jau kompiuterinės duomenų analizės pagalbos, kompiuterinio apdorojimo visų šių raw duomenų. Mums reikia atlikti kokybės kontrolę. Reikia sulyginti tyriamojo DNR seką su referentinė DNR seka. Ir tuomet tik tai mes galim variantus anotuoti, aprašyti. Tai čia yra gana sudėtinga dalis šios dvi dalis. Tai ties 5 punktų mums reikia bioinformatiko, mums reikia kompiuterinių algoritmų. Taip pat mums reikia turėti referentinę DNR seką. Tai reiškia, kažkas kažkada turėjo nusekvenuoti visą žmogaus genomą ir mes turime turėti informaciją apie jį visą. Kitas dalykas, mes turime turėti gana gerus kompiuterinius pajėgumus, kad galėtumėm operuoti tokiais duomenų kiekiais visų žmogaus genomų, jeigu darome mūsų genomų sekoskaitą. Kitas dalykas, pakankamai daug informacijos yra duomenų bazėse. Mums reikia įvertinti mūsų paciento turimų variantų reikšmingumą. Ar tie variantai, kuriuos turi pacientas, yra patogeniški, kiek yra dažni populiacijai. Tai kuo dažnesnė populiacijai, tai reiškia tuo mažiau piktybiški. Toliau mes turime vertinti, kokias fiziologinės, pavyzdžiui, savybės, biocheminės grandinės paveikia. Tokiu būdu galima atsekti, kur yra ta šakninė nutukimo priežastis, kuriame organe galbūt, funkcijoje ar struktūroje. Tai aš išvardinau gana daug skirtingų kompetencijų ir specialybių. Tai nėra vieno žmogaus darbo. Tai čia yra paryškinta gal 2 tokie naujausi analizės metodai, kur tokios perspektyvos numatomas. Tai bioinformatiniai metodai yra duomenų analizės metodai ir jie naudojami specifinių molekulinių žymenų paieškai bei signalinių kelių analizai. Taip pat tai yra svarbu tiek mokslinių tyrimų pusėje, ieškant naujų reikšmingų variantų, tiek jau individualaus genomo analizai, rasti, ką konkretus asmuo turi, koks yra jo profilis.
Epigenomo analizė analizuoja irgi labai daug duomenų, tai čia turi susisieti išoriniai veiksniai, tai įskaitant mitybą, specifinę stresą ir kaip jie keičia genų ekspresiją be DNR sekos pokyčių, o tik tai DNR metilinimą vadinamą. Na ir pereinant prie to galutinio tikslo, nepametant tyrimo eigoje to tikslo, vardan ko mes apskritai dedam tiek darbo, tai kai jau turime individualų žmogaus profilį, žinome jo nutukimo, pavyzdžiui, biožymenis ir žinome jo genetinį profilį, mes galime bandyti jam padėti toliau personalizuoti, parenkant individualius gydymo būdus. Tai pati individualizuota medicina yra požiūris, gydymas yra pritaikomas kiekvienam asmeniui atsižvelgiant į jo individualius genetinius, epigenetinius ir aplinkos veiksnius. Tai iš esmės, kad parinktumėm efektyviausią gydymo ar prevencijos būdą, mes turim pritaikyti individualiam taikiniui. Tai anksčiau dažniausiai taikomas bandymo klaidos metodas, šiuo atveju gali būti nebetaikomas, galim rinktis ne statistiškai veiksmingiausią, o būtent individui tinkamiausią gydymo būdą. Ir visą tai, tą sprendimą gydytojas gali priimti, remdamasis visa ta anksčiau atlikta ir gauta informacija. Tai tiek genetinių profilių, kur atlikom kartu genomo sekoskaitą, bet ir įvertinant biožymenis. Kai mes kalbame apie sveikatos stiprinimo algoritmus, tai yra metodai, kurie naudoja biožymenis ir genetinius duomenis, kad sudarytų individualias sveikatos gerinimo programas. Tai šios programos gali apimti mitybos rekomendacijas, atsižvelgiant į genetinį profilį, fizinio aktyvumo planus, psichologinę paramą, orientuotą į elgsenos pokyčius, streso valdymą, miego higieną, medikamentinį gydymą ar kitas nefarmakologinės ir neintervencinės priemonės, kurios turėtų būti vis dėlto pirminis pasirinkimas. Tai supratimas tokių individualių genetinių polinkių į ligas kai kuriais atvejais gali padėti išsaugoti sveikatą, kai kuriais atvejais pakanka tik pakeisti gyvenimo būdą. Kai kuriais atvejais deja reikia kuo anksčiau priimti sprendimą ir pradėti medikamentinį gydymą. Tai apibendrinant, kaip vyksta tas mokslinio tyrimo ir individualizuoto sveikatos algoritmo parinkimas medicinoje, tai pirmiausia, turime problemą. Turime statistiškai reikšmingą problemą, mūsų atveju tai yra širdies ir kraujagyslių ligos. Tai tą problemą pasirinkom paprasčiausiai statistikos metodu. Kai turime ligą, įvertiname, kokie yra jos rizikos veiksniai. Tai mes pasižymėjome tuos veiksnius, kuriuos mes galime valdyti, kur galima kartais labai paprastais intervencijos būdais valdyti, tai pavyzdžiui, fizinio aktyvumo būdu arba mitybos pokyčiais. Aišku, kai kurie rizikos veiksniai yra sunkiau valdomi, bet juos mes galime geriau pažinti. Ir pagal tai nuspėti ligos eigą, progresavimą, reakciją į tam tikrus gydymo ar prevencijos būdus. Mes turime ligos, tokios kaip nutukimas, vieną iš rizikos veiksnių biožymenis. Vėlgi pasižymėm, kurie persidengia su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais. Tai gali tapti mūsų pagrindiniu taikiniu, imantis gydymo ar prevencijos. Svarbu žinoti ir ligos priežastis, tai gydyti ne simptomus, antrinės ligas, bet pačias priežastis, kurios yra išgydomos arba pakeičiamos. Kuomet turime individualų pacientą arba tyriamąjį, tai mums reikia jį dekoduoti. Tai šiais laikais mes galime atlikti viso genomo sekoskaitą ir tai yra atliekama naujos kartos sekoskaitos technologijomis dažniausiai. Jų yra labai įvairių ir kurias
vis naujesnių. Tai tam reikia įvairių kompetencijų specialistų, reikia paimti iš tyriamojo mėginį ėminį paruošti, tai yra išgryninti DNR, ją išgryninti kokybiškai, paruošti biblioteką sekoskaitai. Sekvenatorius atlieka viso genomo sekoskaitą ir pateikia mums žalius duomenis. Juos mes turime apdoroti bioinformatiniais metodais, palyginti su referentinio žmogaus genomo seka ir duomenis išanalizuoti. Tai reiškia aprašyti, anotuoti variantus, įvertinti jų reikšmę, patogeniškumą ir dažnį. Tai tokiu būdu mes galime sudaryti visą tyriamojo genetinį profilį, padaryti jo turimų variantų sąrašą, genetinių variantų sąrašą ir kiekvieno iš jų aprašymą. Tokiu būdu mes atrandam šakninę priežastį, kurioje molekulėje, ar tai yra struktūrinis ar funkcinis pakitimas, kuriam organe konkrečiai ir fiziologiniai savybei, ir tą priežastį mes galime pašalinti. Kartais pakanka streso, mitybos ar fizinio aktyvumo pokyčių. Kai kuriais atvejais veiksmingas deja yra tik medikamentinis būdas, tai irgi svarbu jį pradėti laiku. Taigi dėkoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi, kad jums geriau pavyko suprasti, kaip vyksta biomedicininiai tyrimai ir kokių kompetencijų ir technologijų sutinkame šiame kelyje.